Lazdijų miesto centrinė aikštė iš Paukščio skrydžio. Jūs matote išskirtinius 33 automobilius ir vieną motociklą. Akis čia paganyti tikrai yra kur. Pirmąjį birželio sekmadienį čia prasidėjo istorinių automobilių ir motociklų ralis Pasienio Fiesta 2016. Išskirtinė istorinė technika traukia miestiečių ir miesto svečių dėmesį, o renginyje fiksuojamas naujas automobilio amžiaus rekordas. Valdas Krakauskas iš Lenkijos, iš Punsko, atvyko į ralį 31 metų gamybos Pontiacu. Šis 85 metų amžiaus automobilis yra seniausia kada nors šiame ralyje dalyvavusi transporto priemonė. Šis automobilis atkeliavęs iš Amerikos, kaip matome. Jis atkeliavęs prieš 11 metų į Lietuvą, rado savininką, naują savininką. Kadangi tas lietuvis, kuris buvo iškeliavęs į Ameriką, iškeliavo su tą mintim, kad grįš į tėvynę. Nu taip susiklostė gyvenimą, kad jis sukūrė šeimą, visą kitą ir nelabai gal sąlygos leido sugrįžti. Nu ir nusprendė parduoti. Ir tokiu būdu įsigėjom, sužinoję. Nu aišku, stovį biskelį kitokiam buvo, negu dabar matosi, reikėjo biskelį įdėti darbo ir ne tik tai. Nu, čia toks gražus daiktelis, kažkaip tai patraukė ir apsirgau šitą ligą. Renginyje gausu ir kitų išskirtinių automobilių, tokių kaip Chevrolet Corvette ar Datsun 240Z. O štai tokia Jaguaro statulėle pasidabinę net 3 panašaus laikmečio youngtimeriai. Ralyje dalyvauja ekipažai vairuojantys legendinius Volkswagen Käfer arba vabalus, įvairių modelių Porsche, Mercedes-Benz ir kitus automobilius. Ralis prasideda pirmojo dalyvio startu. Ekipažai turės nuvažiuoti 113 km atstumą. Šį kartą organizatoriai dalyviams parinko maršrutą, kurio pradžia driekiasi pačiu Lietuvos-Lenkijos pasieniu. Šia kelio atkarpa besidriekiančia palei pat sieną prieš keliolika metų važinėjo tik pasieniečiai. Kad tai pasienio zona, matyti ir iš tvoros suspygliuota viela. Nuvažiavus keliolika kilometrų dalyvių laukia pirmoji užduotis – slalomas. Nors tai ir klasikiniai automobiliai, tačiau nardant jiems tarp kūgelių galima išgirsti ir garsiau suriaumojantį variklį ar padangų cypimą. O dabar matote greičiausiai šį slalomą įveikusį ekipažą vairuojantį šį sportinį Datsun 240Z. Jie trasą įveikė per 27,20 sekundės, tačiau už neatliktą bazę slalomo finiše ekipažas gauna 5 sekundės baudos. Vairuodami šį Porsche 911 SC, Aurimas ir Gediminas Eidžiūnai atvažiuoja antri pagal laiką. Slalomą jie įveikė per 30,4 sekundės, tačiau Datsun važiuojančio ekipažo bauda nulėmė Porsche ekipažo pergalę pirmajame ralio slalome. Turėjom pradžioje šiek tiek nerimo, kad kadangi automobilis neturi vairo stiprintuvo, tai turėjom šiek tiek nerimo, kad bus sunkiau,
Bet po pirmo slalomo supratom, kad jisai gali važiuoti slalomą, kad jis yra pakankamai sportiškas. Tai antram slalomui parodėm viską, ką gali. Trečią vietą pirmajame slalome užima Roko Želvio ir Gintarės Labonaitės ekipažas su šiuo BMW 635 CSI. Nuo antros vietos jie atsilieka beveik 3 sekundėmis. Tačiau slalomą įveikti galima lėtai ir elegantiškai. Ypač jie vairuoja amerikietišką svajone vadinamą Cadillaką, kurio ilgis 5,70 m. Žinoma, kiekvienas vairuotojas slalomą stengiasi įveikti jo vairuojamo automobilio amžių ir klasę atitinkančių stiliumi. Jau geriau važiuoti lėčiau, nei gauti 5 ar daugiau sekundžių baudą už klaidas. Po slalomo dalyviai toliau važiuoja organizatorių nustatytų maršrutų. Šiame ralyje svarbu nepavėluoti į 4 laiko kontrolės punktus, tačiau pagal kelio knygą vidutinis minimalus greitis apie 50–60 km/h, todėl galima važiuoti neskubant ir gėrėtis gražiais Lazdijų krašto keliais ir apylinkėmis. Labai graži gamta. Nuostabiai graži gamta, aš šituose kraštuose esu buvęs labai seniai ir labai trumpai ir įsiminė tikrai nepaprastai graži gamta ir labai patiko tie siauri keliukai tokie ir miškai, ir pušynai, ir smėlynai. Mes esame iš Panevėžio, pas mus tokio grožio ten sunkiau rasti. Kad dalyviai dar geriau pažintų kraštą, organizatoriai numatė ir įvairių užduočių pakeliui. Štai viena užduotis – sustoti prie drevėtojo širvinto ąžuolo. Čia dalyviams reikės į ralio kortelę įrašyti šio ąžuolo aukštį. Nors šie užduočiai numatyta minutė, kai kurie dalyviai užduotį atlieka neišlipdami iš automobilio. Dar viena užduotis, susipažįstant su Lazdijų kraštu, užlipti ir nusifotografuoti ant metelių apžvalgos bokšto. Per užduočiai numatytas 10 minučių dalyviai gali pasigrožėti iš 15 metrų aukščio atsiveriančių peizažų. Šita užduotis, lipimas, vairavimas, žinokit, šiek tiek yra įvairovės. Mes ne vien vairuojam, mes taip pat ir lipam, bėgam, šypsomės, pozuojam, skaičiuojam, matuojam. Tai yra įvairios užduotis. Labai šaunu, kad tokia užduotis, gražus vaizdai, galim pasigrožėti Lietuvos apylinkėm. Labai įdomus žmonės, su kuriais įdomu tikrai pabendrauti. Nuo apžvalgos bokšto iki Vitrūnos kaimo turizmo sodybos, kur dalyvių laukia pietūs, liko tik keletas kilometrų.
Atvažiavus į sodybą prie Dusios ežero, dalyvių laukia ir dar viena rungtis. Ralio rėmėjas Bridgestone parengė tikrą vairuotojų išbandymą. Reikės pakeisti automobilio ratą. Azartas kyla bedalyvaujant, nes užduoties tikslas – ratą nuimti ir uždėti kuo greičiau. Teisėjo užfiksuotos 2 minutės ir 2 sekundės nėra pats geriausias rezultatas. Šios rungties čempionai greičiausiai pakeitė ratą ir negavę baudos sekundžių, tai padarė per minutę ir 7 sekundės. O štai pirmąjį slalomą greičiausiai įveikė tėvas ir sūnus Eidžiūnai, ratą pakeičia per minutę 29,9 sekundės. Atrodytų tai geras laikas, tačiau su šiuo rezultatu jie net nepatenka į 10-tuką greičiausiai šią užduotį atlikusių dalyvių. Čia pat kaimo turizmo sodyboje dalyvių laukia pietūs. Be šiam raliui įprasto medaus su sūriu, organizatoriai pasirūpino tradiciniu dzūkišku patiekalu bandomis. Tai ant kopūsto lapų keptos tarkuotos bulvės. O atsigaivinti karštą vasaros dieną nealkoholinio alumi siūlo ralio rėmėjas Wolfas Engelman už gerą toną kelyje. Kurą pasižiūrėk. Pasistiprinus pats laikas patikrinti, ar sotus ir automobilis. Viskas tvarkoj, pusė bako. Besidairant po sustatytas mašinas, akis užkliuvo už vieno iš 3 ralyje dalyvaujančių Jaguarų. Tai pati prabangiausia Jaguar Daimler XJ40 versija. Automobiliai yra įvairiausių malonių detalių, malonių smulkmenų, kaip dėtuvės, daiktadėžės, staliukai, šampano taurės, šampano laikikliai ir panašiai. Automobilis priklausė mano tėčiui ir jis, būdamas gal šiek tiek vyresnis žmogus, labai užsiėmęs ir turėdamas naujus automobilius, galbūt ir nebeturėjo tiek entuziazmo. O aš ir ypatingai mano sūnus Tautvydas šitą automobilį labai mėgom ir kada tėtis galvojo, ką dabar su juo daryti, tai mano sūnus pasiūlė, sako, padovanok į man, aš jį prižiūrėsiu. Tai yra taip, jog aš tą automobilį prižiūriu, jį remontavau, mes jį restauravom, bet jo aš tikiuosi už 10 metų važinės mano sūnus Tautvydas ir toliau tęs tą automobilio gyvavimo istoriją. Tai yra smagiausia mano dalis. Kol automobiliai ilsisi, dalyviai kviečiami pozuoti prieš ralio fotografo Algimanto objektyvą. Sudėtingai nuotraukai reikia daug pasiruošimo. Gero kadro paieškos palydimos plojimais. Pasidaug ratų. Sezono uždarimą Biržuose mes pirmą kartą turėjom krovininį automobilį. Seną Gaziką. Atsimenat jo? O šiais metais pirmą turim keleivinį automobilį. Volkswagen T. O šio automobilio kelio į Lietuvą istorija tikrai įdomi. Vytenis Ališauskas nusprendė pasitikti vabalų žygio į Nordkapo dalyvius Norvegijoje. Autobusiuką jis nusipirko pakeliui Estijoje ir iš ten juo nuvažiavo į Norvegiją ir taip nustebino savo bičiulius. O jį patį nustebino įsigyto pirkinio gera būklė. O šiaip mes važiavom tenai su tralu, mes manėme, kad iš tikrųjų jisai net važiuos iki Lietuvos. Tačiau jis taip puikiai važiavo, kad tą tralą mes tiesiog palikom. Ir gavosi priešingai, kad tos Nordkapo kelionės dalyvių vienas automobilis sugedo, tai buvo ukrainiečių zaporožietis. Mes jiems paskolinom traliuką ir vaizdas buvo toks, reiškia, kad zaporožietis važiuoja ant traliuko, o šis automobilis, kuris turėjo važiuoti ant traliuko iš Helsingio, pats savarankiškai atvažiavo iki Lietuvos. Toliau nuo pagrindinių kelių Lazdijų rajone galima aplankyti neįtikėtinų vietų. Viena jų organizatorių į ralio maršrutą įtraukta Kryžių Švenčiausios Mergelės Marijos Rožinio karalienės koplyčia.
Pačioje Dusios ežero pakrantėje šventovė atstatyta 2000-aisiais, tačiau jos istorija siekia XIX amžiaus pradžią, kai čia buvo pastatyta pirmoji koplyčia, kuri sovietiniais metais buvo nugriauta. Po apsilankimo šventovėje dalyviai vėl leidžiasi į kelią. Iki kitos užduoties 18 km. Ralio organizatoriai nusprendė patausoti dalyvių techniką, sudarė tokį maršrutą, kad netektų važiuoti žvyrkeliais. Nuvažiavus 18 km dalyviams reikėjo atlikti dar vieną užduotį. Tai prie Lomsiškės piliakalnis. Užlipti jį reikės bent vienam ekipažo nariui, o užduotis – suskaičiuoti visas ant piliakalnio esančių laiptų pakopas. Nėra, pakokas lipti 37. Čia tikriausiai irgi į apačią. Ir šitus reikia suskaičiuoti? Parašyta buvo visas pakopas, kur yra turėklai. Tai reiškia, ir čia dar tada reikia. Pasiteiravę jau suskaičiavusiųjų išgirdome tokius pačius atsakymus. Na ir kiek? 102 gal. 102? Aha. 55. Iš viso? Tai o pirmi? Ne. Iš viso tai bus plus 15, tai bus 70 ir dar plus 32, 102. Ir iš tiesų pakopų yra 102. Užduotis atrodo paprasta, tačiau skaičiuojant laiptų suklydo net 13 arba beveik trečdalis dalyvių, o už neteisingą atsakymą skiriama 5 sekundžių bauda. Pasigrožėję vaizdais ir atlikę užduotį dalyviai pasuko Lazdijų link, o mūsų akis patraukė šis, ko gero vienintelis Lietuvoje 8-ojo dešimtmečio Toyota Crown. 70 metų, aš ėjau į 3 klasę, kai šitas automobilis buvo pagamintas. Norėjusi 4 lempų, kad būtų 70 atributai visi. Pirkom mes jį iš Suomijos pas buvusi mašinų pardavėją. Jis taip ir nesugebėjo jo sutaisyti, atsisakė jo, tai mes jį nusipirkom. Jis buvo 8 metus stovėjęs, grinai ant Suomijos lauko, nebuvo priekinio stiklo, nes buvo trūkęs. Tai laukiam 4 mėnesius, kol iš Kinijos atsiūs. Nupirkom lapkritį pernai, tai pradėjom važinėti tik tai gal kovo mėnesį. Atvažiavę į Lazdijus dalyviai startuoja miesto gatvėje paruoštame slalome. Antrąjį slalomo dalyviai įveikinėjo greičiau nei pirmąjį. Tačiau ir čia buvo nemažai klydusių įveikiant paskutinę juostą Kugelių. Reikia važiuoti tiesiai, o dalis dalyvių lankų į kairę pusę aplenkia Kugelių juostą. Dešinėje matote, kaip tai reikėjo atlikti, o kairėje matote, kur klydo kai kurie dalyviai. Pirmi antrajame slalome, kaip ir pirmajame, šį kartą vėl Kastytis Švedas ir Vilma Urbietienė su Datsun 240Z. Trasą jie įveikė lygiai per 15 sekundžių. Antrame slalome, skirtingai nei pirmajame, jie nedaro klaidų. Tik sekundę šiame slalome nusileido ekipažas vairuojantis 80-ųjų Porsche 911 SC. Aurimo ir Gedimino Eidžiūnų laikas antras. Jų vairuojamas Porsche finišo liniją kirto praėjus lygiai 16 sekundžių po starto.
Treti slalome lieka be klaidų važiavę ir užduotis atlikę Artūras Žukas ir Viktorija Hramenkaitė. Nuo antros vietos jie atsilieka tik 1,5 sekundės. Po ralio finišo dalyviai atvyksta į Lazdijų miesto parką. Automobiliai traukė pasienio fiestos festivalio lankytojų dėmesį. O nugalėtojai apdovanoti ant scenos stebint 100 žiūrovų. Pirmų 3 vietų nugalėtojai tiek oldtimerių, tiek youngtimerių klasėse apdovanoti specialios seniems varikliams skirtos liquid moly alyvos talpomis. Trečiąją vietą oldtimer klasėje užima Rolandas Ryliškis ir Jūratė Vitkienė, ralyje dalyvavę su 68-ųjų Mercedes-Benz. Antri lieka Rimantas ir Birutė Daukšai važiavę su 73-ųjų vabalu. Nugalėtojas oldtimer klasėje paskelbti abiejose slalomuose pirmavę Kastytis Švedas ir Vilma Urbietienė. Jie vairavo sportiškai 71-ųjų Datsun 240Z. Youngtimer klasėje treti lieka taip pat slalomus puikiai įveikę tėvas ir sūnus Aurimas ir Gediminas Eidžiūnai, važiavę su Porsche 911 SC. Antrąją vietą Youngtimer klasėje iškovojo taip pat Porsche vairavę Jurgis ir Rita Jarašiūnai. Ralyje dalyvavo su 83-ųjų Porsche. Na, o pirmąją vietą iškovojo šeimyninis Kažukauskų ekipažas, nors jie ir važiavo tikrai ne pačiu galingiausiu dyzeliniu 84-ųjų Mercedes-Benz. Jų pergalė lėmė tai, kad jie abu slalomus įveikė be klaidų ir greičiausiai atliko praktinę Bridgestone užduotį, greičiausiai pakeitė automobilio ratą. Aš jau nuo seno automobilistas esu, baigęs automobilis rautų ūkį ir nuo seno geriuosi ir mėgstu automobilius. Galų gale atsirado galimybė įsigyti Mercedesą, kurį aš atsirestauravau ir pradėjau važinėti ir dalyvauju renginiuose įvairiausiuose. Ir šitam renginį dalyvau pirmą kartą ir kažkaip tai sėkmė nusišypsojo, kaip sakant, debutantą. Čia buvo mūsų talismanas komandos. Vadovavo kur važiuot. Ir ar greičiau, ar lėčiau. Čia pagrindė va talismanas, vairuotojas ir šturmanas. Kažukauskų ekipažas ne tik laimi savo klasėje, bet ir tampa absoliučiais ralio nugalėtojais. Su pergale Kažukauskus sveikina ir Lazdijų rajono meras Artūras Margelis, įteikdamas ne tik taurę, bet ir apdovanoja pagrindiniu prizu Bridgestone padangų komplektu. Dalyviai iš ralio išvyko namo, įsiveždami vertingus prizus, apdovanojimus, gerą nuotaiką ir neišdildomus įspūdžius iš Lazdijų krašto.